Dar nematau, jo, tai tikriausiai kol kas neturim. Gerai, tai po biškį pradėsime, matau, žmonės renkasi, bet vėlgi, kad neužlaikytumėm to tempo, neužlaikytumėm to srauto, įsistartuosim ir, na, tie, kas prisijungs, tai prisijungs kiek vėliau ir tikiuosi įsiliesi mūsų šitą bendrą srautą. Tai labas vakaras dar kartelį, tiem, kas tik dabar prisijungėte, smagu matyti jau matytus veidus, smagu matyti ir naujus veidus, tai dirbtinio intelekto susitikimas. Atsiprašau? Gerai, tikriausiai kažkoks pasigirdo, kas sakyt. Tai smagu matyti jūs dirbtinio intelekto klubo susitikime, 17 susitikimas, prieš kelis mėnesius šita idėja gimė visiškai netikėtai mūsų labai mažoje grupelėje žmonių, kai mes tiesiog antradienį 7 val. Vakare susirinkdavom padiskutuoti apie dirbtinio intelekto sprendimus, proveržius, verslus, kurie bando pritaikyti vienaip ar kitaip tos sprendimus ir kur tos galimybės yra ir kur visa šita technologija krypsta. Natūralu, kad matėm, kad mums tai įdomu ir vėlgi sakom, kodėlgi nepasiūlyti prisijungti platesniam ratui žmonių, kur vėlgi mūsų didesnis ratas, daugiau žinių, daugiau idėjų, daugiau galimybių suprasti, pritaikyti ir dalintis tą patirtimi. Tai toks ir yra šio dirbtinio intelekto klubo tikslas. Mes ieškome galimybių, kaip pritaikyti dirbtinio intelekto sprendimus, neatsilikti nuo tų naujovių, nes vėlgi žinote, kad informacija keičiasi žvėriškais tempais, tai net ne savaitėm ar mėnesiais, o dienom šiuo atveju tas technologinis proveržis vyksta ir kaip tas technologinį proveržį mes galime apjungę kartu dalintis tą patirtimi, nes faktas natūralu, kad mes visur nespėsime. Tai ir yra šio dirbtinio intelekto klubo idėja. Turėsime kažko naujo šiandien neturėsime, iš struktūrinės pusės kalbu, tai trumpi prisistatymai, kas norėsite, apie 10 minučių eterio bus laiko jums, pasidalinkite atvirai, prisistatykite, susipažinkime, kas jūs esate, ką veikiate, kur pritaikote dirbtinį intelektą, galbūt kažkokį klausimą turėsite, ar turite sukūrę savo produktų, jį norėsite pasiūlyti, išbandyti klubo nariams, ar tiesiog apie jį pranešti. Tai drąsiai tai padarykite. Na ir aišku, pagrindinė dienos tema, tai labai džiaugiamės, kad į karštąją kėdę, mes ją taip vadiname, grįžta Nedas Mackevičius, kuris, jeigu atsimenate, viename iš pirmųjų klubo susitikimų buvo atlikęs pristatymą apie Cloud.ai ir šiuo atveju mes turime vėl Nedą grįžtantį, nes Cloudas, jeigu žino šitas Claude, paskutiniu metu, kas įvyko, tai vėlgi tam tikras technologinis proveržis ir čia labai daug pasikeitimų ir labai daug galimybių atsirado būtent su šituo įrankiu. Aš manau, Nedas čia plačiau pasidalins ir papasakos. Ir, na, vėl mano žinios čia galbūt nėra tokios labai plačios, kad aš galėčiau eiti tos technologinės, bet aš matau iš to, kas viešoje erdvėje vyksta ir tai iš tikrųjų tas proveržis yra tikrai nemažas. Na ir aiškiai laukia diskusijos klausimų, tai galę turėsime progą padiskutuoti, pakalbėti ir pasižiūrėti, kur čia tie iššūkiai yra. Aha, klausau, kažkas nori pasisakyti, ne? Dariau? Dariau, jeigu galit mikrofoną, paprašyčiau įsijungti jūsų. Ačiū labai. Negirdi Darius, matyt mūsų. Taip, dar pranešiu, kad susitikimas yra įrašomas, įrašas bus patalpintas YouTube kanale, net jeigu neturit progos pilnai pasižiūrėti, ar norėsite vėlgi pasiketšapinti tam tikras detalės, tai galėsite padaryti mūsų YouTube kanale. Na ir džiaugiamės partneriu, tai Martynas, ar esi prisijungęs šiandieną? Na ir Martyno neturime. Esu. Ai, Martynė, labas, smagu tave matyti. Tai džiaugiamės, kad
sukirtom rankom, kaip sakėt, su Martynu, netiesiogiai, virtualiai, ne, bet matome tą potencialą tų įrankių, ties kuriais dirba mūsų tautiečiai, lietuviai ypatingai, potencialą norisi visą laiką palaikyti, padėti, išvystyti ir nusprendėm, kad vėlgi apjungę jėgas galėtumėm tikrai pasiekti tam tikrų rezultatų, tai labai džiaugiamės, kad asociacijai bendrai dirbtinio intelekto klube vienaip ar kitaip mes AI Masters Apps pritaikysime savo veikloje ir vienas iš mūsų tikslų 50% automatizuota mūsų veikla kasdieninė asociacijos yra išsikeltas kaip strateginis tikslas, tai matome AI Masters App kaip bent jau dalį to proceso padėti gyvendinti mums ir aišku natūralu, kad mes galėsime ir patys pasidalinti to procesu ir jūs patys matyti, kaip tai vyksta ir ką iš tikrųjų galima nuveikti. Taip, tai svarbi naujiena, Dariaus neturim, šiandien jo Facebook accountas buvo suspenduotas, kiek žinau, bet smagu, kad pavyko susigrąžinti ir ten iššūkių buvo. Dariau, jeigu prisijungęs, pakviesiu tave pasisakyti. Gerai, Dariaus nėra, tai AI Masters App, Dariaus idėja, jisai sugalvojo, kad vėlgi reikėtų suorganizuoti gyvą susitikimą. Ir mes kaip klubas už tai, kad kuo daugiau komunikuotumėm, bendrautumėm, tai Vilniui šį ketvirtadienį už 2 dienų vyksta AI Masters Mind, nuo idėjos iki automatizavimo, kur vėlgi turėsim ir pašnekovą, Pavel Giliauskas ir pats Darius, tai programa iš kelių etapų sudaryta, bet iš esmės idėja yra tokia, kad verslai, tai žmonės, kurie vysto veiklas, verslus ir ieško, kaip tą dirbtinį intelektą praktiškai pritaikyti savo veikloje, atėję galėtų susidaryti planą, suprasti, ar reikia to dirbtinio intelekto vienur ar kitose sprendimuose, nes vėlgi čia labai lengva ant to trendo užpult, kur visi daugiauja ir man reikia, bet įsiaiškinti, ar verta ir kaip tai galima būtų pritaikyti savo veikloje, kad tai iš tikrųjų kurtų vienokią ir kitokią vertę. Dar taip pat, kiek žinau, Darius yra paruošęs ir programą po to, kurį jūs vėlgi jisai asmeniškai su jumis bendraus ar mėnesį laiko programa, kur galės pakviesti vėlgi jūs bendraudami, eiti per tą procesą ir įsigilinti, kaip tuos daryti tolimesnius žingsnius. Dar geras akcentas, kad nusprendėm ne tik daryti tą tokį konferencinio tipo susitikimą ir mastermindą kaip šiuo atveju, bet neformali dalis, kiek vėliau, tai laukia pirtelė, labai graži vieta prie Vilniaus, 20 minučių už Vilniaus yra viešbutis ir būtent ten šis susitikimas ir vyks. Kolegos, jeigu galite įmesti nuorodą, nes matau, kad nuorodos mes taip ir neįdėjom svarbiausio dalyko, kaip būtų keista. Vaida, Edvinai, gal galime nuorodai čiatą įmesti, kad galima būtų pasižiūrėti. Žinokit, nuorodai tą renginį ir neformali, ką norėjau pabaigti, tai neformali dalis, pirtelė laukia, kur taip pat galima bus pabendrauti, atsipūsti šiek tiek nuo neformalioje aplinkoje. Tai čia šis ketvirtadienis vietų dar yra ir 20% nuolaidas su D-klubas 20, kur galėsite įsigyti bilietus. Ar galime gauti nuorodą? Ačiū, Martinai. Deividai, galiu trumpai įsijungti? Aš tik norėčiau pažymėti dar tokį smulkmeną. Įsivaizduokit dabar, mokymus visokiausius dažniausiai būna ten kokie programuotojai organizuoja, dar kažkas, o dabar gausis taip, kad aš esu čiužinių gamintojas ilgametis, turiu verslų nuo kompiuterio surinkimo, ten projektavimo, programavimo ir panašiai, ir gaunasi, kad Pavelas, jisai irgi yra atėjęs praktikas, ne šiaip kažkoks, tai sakykime, ten mokslus pasibaigęs, studijas pasiklausęs, bet pavyzdžiui, Pavelas baldų gamybos įmonę turi, asociaciją turi, tai gaunasi, kad mes žmonės, kurie dabar jungiam žmonės ir labai norėtume, kad prisijungtų kuo daugiau mūsų, dėl to, kad mes norim savuose versluose patobulėti ir gaunasi, kad kaip pats savo fainas, sunku tą progresą padaryti. O esant bendruomeniai, pavyzdžiui, vakar įvyko pirmadieninės ten Martyno renginys, čia kodėl šiek tiek toks off-topikas. Ir pavyzdžiui, ten susitinko galbūt, kiek ten, 4 žmonės buvom. Ten anglakalbis, toks pats susitikimas kaip dabar. Bet koks niuansas, kad mes su Martynu dar pakalbėjom kokią gerą valandą ir aš gavau tiek įkvėpimo iš jo, jeigu dar gyvai būtumėm, tai įsivaizduoju, praktiškai jau galima būtų su juo atskirą verslą jau kurti. Tai ko aš siekiu, kad mes turim tokį formatą ir pabendravimui, ir savo užduočių įsigyvendinimui, ir to pačiu, kad tos užduotis realiai būtų padarytos, ne šiaip, kad išgirdau ir išėjau, bet kas savaitę toks ir savo, ir prieš kolegas
šiek tiek atsakomybės, ką aš padariau ir jeigu nepavyko, o dažniausiai būna, kad nepavyksta dėl visokių, nes gyvenimas nutinka, tai ką galėsim mes kaip bendruomenė, kaip ta bendrystė ir su mano asmeniškai vedimu, nes aš pats noriu tobulėti ir to pačiu, kad jūs tobulėtumėte. Likia klesti. Ačiū, Dariau, smagu tave matyti. Taip, tai nuoroda yra čiate, pasižiūrėkite, ten yra ir platesnis aprašymas, kur galėsite pasiskaityti daugiau ir detaliau, tai laukime ketvirtadienį jūsų. Atsiprašau, taip pat mačiau, Donatai kėlė ranką. Aš turėjau paklausti, ar bus filmuojamas renginys, kažkokia bus video medžiaga? Nebuvo plano, nes vėlgi gali būti, kadangi tai mastermindas, labai esminė vieta, čia yra ne tai, kad pasidalins Pavelas, aš kažką pasidalinsiu, bet pat mastermindo dalis ir to mastermindo daly gaunas, kad kiekvienas įsigarsins, ką jis daro, ko jis nori, ką jis darė ir ką kolegos kalba. Tai čia tokie jau šiek tiek jautresni dalykai prasideda, tai aš šitos dalies tikrai nenoriu filmuoti ir greičiausiai nedarysim filmavimų netgi tų ketvirtadieninių, kas savaitę susitiksim, nes vėlgi čia toks visa vertė ir yra tos bendrystės, kad esam saugus ir esam hebroj. Tai nori suburti tą hebrą, kuri nori automatizuotis ir klestėti, nes įdomus laikai jau atėjo. Supratau. Gerai, ačiū. Ačiū už patikslinimą. Labai trumpai apie naujienas, kadangi vis tiek klubas kaip bendruomenė mes veikiam ir vienokius ar kitokius sprendimus bandome pritaikyti, kad mums visiems būtų patogiau komunikuoti, bendrauti ir gauti tą vertę, kurios ieškom. Tai žinot, buvo mūsų apklausa, kur nusprendėm, kad vėlgi WhatsApp communities mums yra patogiausias. Grupė išaugo mūsų Messenger grupė, galim tik 250 narių ten pakviesti, tas bendras mūsų chatas. Tai dėja, 250 narių ta riba jau yra pasiekta gerokai atgal ir naujai jungiantis jau nebegalim jų pakviesti. Tai yra WhatsApp grupė, turėsime gerokai daugiau erdvės, gerokai daugiau lankstumo pritaikyti dirbtinio intelekto sprendimus, kuris vėlgi per API-sus prieigos ir galimybės tą chatą padaryti dar patogesnį ir geresnį, tai pakviesim tiek ir mūsų narius, kurie kūrė sprendimus, prisijungti ir pabandyti įgyvendinti vieną ar kitą sprendimą ir ištestuoti. Tai labai kviečiu prisijungti prie WhatsApp grupės. Čia bus tokia mūsų pagrindinė grupė, kur visi aktyvūs nariai bus. Dalyvaus, bet turėsime ir Messenger grupę, štai apačioje yra QR kodas, tai čia Messengerio grupė, viršų yra WhatsApp ir Messengerio grupė yra pagal temas, kur galite dalyvauti tik jums atskirai įdomiose temose, nes galbūt nėra aktualu ta visa bendra informacija srautas, ne, bet jums įdomus, pavyzdžiui, vizualo kūrimas su dirbtiniu intelektu, tai yra ten atskiros grupės Messengerio ir galite prisijungti tai, kas jums aktualu, informuokite, jeigu kažko neradot ir mes galėsim pridėti papildomą grupę. Dėl WhatsApp įspėjimas, žinote, WhatsApp kaip ir communities, tai ten prisijungėt visi bendrai vienoje grupėje ir WhatsApp detalės tai yra matomos ir kitiems nariams, tai įsivertinkite tai taip pat. Dabar ties klubo naujienlaiškiai, tai vėlgi pirmas įrankis, ką mes pritaikėme AI Masters App, tai yra naujienlaiškių siuntimas, praeitą savaitę buvo išsiųstas toks bandomasis, naujienlaiškis lauksiu atsiliepimų, galit brūkštelt, galbūt kur matot ką patobulinti, kur ar jums patiko ar nepatiko kažkokios galbūt informacijos, o gal kažką patys norite ten įdėti ir paskelbti, nes yra skiltis, kur mes norėtumėm pasidalinti tojais klubo nariais ir grupės žmonėm, kurie kažką sukūrė, jų įrankiais, kažkokiais specialiais promotionais, dar kitais aktualiai informacija. Tai drąsiai reiškit savo nuomonę, sakykit ir mes kol kas labai džiaugiamės tuo pirmuoju bandymu, kaip pavyko išsiųsti, o toliau vystysime ir žiūrėsime, kaip galime padaryti dar geriau. Penktadieniais Martynas, kuris čia taip pat prisistatė ir kalbėjo, organizuoja 11 valandą ryto, tai yra DI automatizacijos. Martynai, gal tu šiek tiek plačiau pats papasakosi apie... Jo, gerai. Sveiki, esu Martynas ir penktadieniais mes susirenkam pasikalbėti apie DI automatizacijas ir pastebėjau, kuo toliau, netgi į mišką einu, tuo labiau pamatau, kaip skirtingai žmonės supranta, nors mes pasakom tos pačius žodžius, AI ar dirbtinio intelekto automatizacijos, bet net ir vakar pokalbį sėdėjom ir tiesiog matau, kaip kiekvienas žmogus skirtingai tai daro, labai individualiai ir panašiai. Mūsų yra tikslas, galbūt nėra tai, kad standartizuotis ir panašiai, bet labiau stebėti ir mokytis vieni iš kitų
Pagrindinė mintis, kad jeigu kažkas mums nepavyko šią savaitę, dažniausiai taip ir būna, tai galima apie tai atvirai pašnekėti, galbūt parodyti kitiem ir labai dažnu atveju kažkokiu būdu atsiranda sprendimas, kurio tu net nesitikėjai. Pats esu suradęs, atrodo, užklausiu iš karto vienas, kitas, trečias sprendimas ateina ir jau žiūrėk, kitą dieną sėdi ir viskas pasidarė. Tai va, tai mes labiau susirenkam, tokia techninė kalba šnekam, bet kviečiami ir pradedantis, kurie norėtų. Galbūt šiandien dienai kai kurie dalykai skambės labai, kaip čia, paukščių kalba, bet žiūrėkit, jau kitą savaitę jau suprantate ir terminus, trečią savaitę jau pradedate kažką daryti ir panašiai. Tai atviras dalykas, visiems prašau prisijungti. Ačiū, Makrynai. Nuorodą, jeigu gali, pasidalinkite grupės. Gerai. Taip, tai trumpai, nes šiek tiek įsiplėtėm su pranešimais. Žinau, čia ta tokia dalis ir įžanga, kad daugiau geriau mus pažintumėte, ypatingai tie, kas pirmą kartą prisijungia, tai trumpai tiek, QR kodukai yra, tai galite pasinaudoti. Dar labai trumpai paminėsiu, kad Verslių žmonių asociacija, tai yra mes pradėjome šitą renginuką organizuoti tą klubą ir dirbame ne tik šitoje srityje, tai dirbame tiek ir su inovatyviais verslais, kurie ieško proveržio, ieško galimybių ir verslininkais, kurie nori pradėti tą verslininko kelią, tai esame nepelno siekianti organizacija, vėlgi, jeigu matote prasmę, reikšmę, tai ką darome, norite prisidėti prie tų iniciatyvų, inovatyvumo, galite skirti 1,2% GPM jau sumokėto mokesčio, vėlgi čia yra QR kodukas, kurį galite panaudoti ir ta visa informacija pateikta detaliau ten. Tai ačiū Jums. Įžanga baigta, šiandien kiek ilgiau, užtrukom, atsiprašau, laukiam Jūsų prisistatymų, kas norite, labai kviečiu ir labai tikiuosi, kad ir naujai prisijungia žmonės, įsijungtis kamerą, mikrofoną, galbūt, jeigu negalit kameros įsijungti, nesijungit, bet prisistatykit. Galit kilstelt rankelę. Aš noriu pradėti. Giedrius, taip? Taip, Giedrius. Taip, Giedriu, prašau. Sveiki visi, esu Giedrius, treniruosiu tam klube jau kelios savaitės, niekad tiesiogiai nepavyko prisijungti, dabar labai džiaugiuosi, kad galiu tiesiogiai, peržiūriu įrašus. Šiaip pranešėjai tai labai įkvepia ir galvoju, iš kur čia Lietuvoje tiek talentus, dirbtinį intelektą, tai tikri talentai. Labai ačiū už tai. Aš pats domiuosi dirbtiniu intelektu jau 8, gal 9 metai. Ir iš praktinės pusės, kuo galiu padėti ir ką dabar darau, tai kuriu appsą, nors apie appsų kūrimą nieko neišmanau, tai kuriu mobilų appsą po darbo. Taip, smagu girdėti, Giedriau, ačiū, kad skiriat laiko prisistatyti. Įdomus posūkio taškas, sako, nieko nesuprantu ir kuriu appsą dabar, tai čia toks kaip įėjimas, pirmieji bandymai, pirmieji prisilietimai. Matai, kuo žavi dirbtinis intelektas, kad tu turi idėją ir dirbtinio intelekto modeliai taip gerai tau pataria viską padaryti pažingsniui. Taip. Kad tu vienas gali ir programuoti, backendą, frontendą, idėjas generuoti, tu gali viską daryti, visą verslą turėti, ką ten irgi Dimitrijaus pristatymė buvo, tai aš ten buvau visiškai sužavėtas, kaip jis vos ne agentų įmonę sukūrė su dirbtiniu intelektu. Tai kažkur ten ir eina, manau, šitas pasaulis. Taip, įdomiais laikais iš tikrųjų gyvenam, tai labai smagu. Jeigu kažkas kuriate, irgi galbūt turite žinių, įžvalgų ar minčių, tai drąsiai raginu susisiekti su Giedrium ir pasikooperuoti. Ar yra dar norinčių prisistatyti? O koks appsas? Appsas bus, pavadinimo dar neturiu, bet pagrindas yra Wasteless Meal Planner. Aš turiu sukūręs tinklalapį, Meal Plannerį tokį. Tai galit pasigūglinti Wasteless Meal Planner ir jo pavyzdžių bandysiu monetizuoti. Gerai, galima ir nuorodą tikriausiai mes į chatą parašyti, tai bus daugiau rasti ir kitiems. Taip, kolegos, nepatingėkit trumpai, smagu susipažinti. Taip, Donatai, prašau. Galiu aš dar pabandyti. Donatas, dirbtinio intelekto entuziastas. Taip susiklostė, kad dirbu dabar medicinos srityje, bet stengiuosi pritaikyti dirbtinį intelektą kartais tenais.
Taip pat dabar domiuosi labai su išmaniais namais ir dirbtinio panaudojimo tame. Tai pas save namie eksperimentuoju. O tiklas čia, kodėl esu klube, tai turbūt irgi, kaip ir daugelis turbūt sakytų, kad neatsilikti nuo visų naujovių, suprasti kažkurias sritis, kur mažiau gilinės, arba atrasti, ko dar nežinai ir panašiai. Tai trumpai gal tiek. Ačiū, Donatai. Jeigu kažkas su išmaniais namai dirba, tai būtų irgi įdomu pabendrauti. Gerai, išmanus namai, tai parekomenduokit Donatui. Labai norėčiau, kad dar kažkas bent prisistatytų, kol Nedas pasiruošinėja. Valdemarai, prašom. Sveiki visi, sportuoju, kol kalbu. Jo, tai Valdemaras, esu vadovas tokių mažų versliukų, tai pradėjau ten nuo gamybos įmonės, perėjau į CRM klinikoms, salonams, o dabar turiu kliniką dermatologijos, kur konsultuojam pacientus nuotoliu. Tai jau virš 4 metų, bet atėjo AI'us ir matau, kad jeigu prieš tai buvo pribotas resursuose skeilinti, dabar resursas atsirado iš dangaus. Tai va, tai tiesiog bildinu nuo pačios, nešoku pradžioje kitus softus ar kitus verslus, tai va, bildinu, esu labai sužavėtas, tai negaliu mėgoti teoriškai dienom ir naktim, kaip smegenis verda, ką galiu padaryti. Tai va, smagu susipažinti. Smagu susipažinti, Valdemarai. Ar ne jūsų platforma Plandok? Jo, mano, tai va, aš ją perdarysiu artimiausiu metu, jau kepa. Tai tiesiog... Teko naudoti kažkada, tai dėl to prisimenu. Jo, tai va čia senas versliukas, faktas, kad aš jį kilinau, nes ten nepakankamai pajamų ir per daug reikėjo suinvestuoti virš 100K, daug metų užtruko bildinimo softo, o dabar aš tiesiog per dieną matau, kaip verda perdarimas nauja versija, tikrai žmogaus prisilietimo, kad tiesiog pažiūrėti, ar viskas tvarkingai persilipdys, sužiūrėti. Tai va, klientai norėjau kilinti, bet bus klientams galimybė naujo gyvenimo pamatyti su AI'aus galimybėmis. Tai išlaikyti tos klientus ir duoti jiems geresnius produktus ir varyti toliau. Sveikas įstojęs į nemiegotojų vaikų klubą. Aha, pažįstamas jausmas. Ačiū, Valdemarai. Valdemarai, gal gali įmesti LinkedIn linką savo profilio, nes pavardės nesimato, bandau sukonektinti, bet liktais nerandu. Jo, va čia į WhatsApp'ą numesti norit, ar čia į chatą? Į čia, į Google Meet'o. Ok. Mindaugai, kad jau įsijungai kamerą, tai trumpai dar minutę kitą ir tada judam su tema. Aš esu Mindaugas, jau kelias savaitės čia dalyvauju, praeitą savaitę pristatinėjau truputį temą dirbtinio intelekto užklausų rašymo, o kol kas stengiuosi pasigaudyti kontaktų, nes matau tikrai įdomus dalykus ir labai skirtingus dalykus su tuo dirbtiniu intelektu mes darom visi, tai man labai įdomu tai šiek tiek pasiekti ir galbūt kažkas susikonektinti, kažkas paskiau bus ateityje pravers. Aš pats esu programuotojas, kūrėjas, dabar jau ir įmonės įkūrėjas, kol kas dar su projektu dirbama, galbūt kitą savaitę jau turėsiu ką parodyti, bet čia jau pamatysim tai kitos savaitės metu. Tai tiek. Liekam intrigą, ne? Ačiū Jums, kas prisistatėt, tie, kas neprisistatėt, galbūt vėliau bus galimybė. Ar Nedai, tu jau esi pasiruošęs? Nedai? Smagu tave girdėti. Gerai, aš tada stabdau savo šėrinimą ir eteris tavo. Aha. Tai jau sekundę vieną. Tu sakys, ten Google Calendar ir panašiai, tai vienas iš tokių darbų, ką galėtų padaryti, ir pagrindinis dalykas, ką šiandien pristatysiu, tai yra schedule tasks. Klodas susikuria savo kažkokią tai užduotį, kurią atlieka tam tikrų laiku, tam tikrą dieną, tai noriu parodyti kelias užduotis, kad gautumėt idėjų ir panašiai,
kaip va, šituo būtent featuresu reikėtų naudotis. Aišku, veikia tik tais tada, kada jūsų kompiuteris įjungtas, bet čia yra tas keep awake, tai nežinau, aš ant MacBook'o, tai jeigu neuždarau ekraną, tai veiktų, bet kitu atveju tai neveiktų, bet tarkim, jeigu jūs žinot, kad ten dirba 10 ryto, visada atsidarę esat kompiuteris, tai 10 ryto galit kažką tai užsidėti, kad klodas kažką tai padarytų. Tai vat ką galėtų padaryti, aišku, pats aš nekursiu, bet pabandykim su coworku sukurti. Tai vienas dalykas, aš savo asmeniniam e-mail'e gaunu labai daug newsletterių. Ir aš norėčiau, kad tuos newsletterius jis kažkaip man sumaraizintų, kadangi aš dažnai bendrauju su klodu, jis turi mano visą atmintį, taipogi atmintį galite importuoti ir iš kitų appsų, jeigu naudojate ChatGPT ar panašiai. Tai noriu to ir paprašyti. Gal jis gali sumaraizinti, kažką apibendrinti mano šituos e-mailų gaunamus newsletterius pagal tai, kas man įdomu. Kiekvieną rytą kokią 9 galbūt valandą. Ir aš dar labai mėgstu jam pasakyti, kad jis pasižiūrėtų prieš va šitai padarant, užsumaraizint ar užskedžiulant šitą dalyką. Taip, paveiks rašyti. Tai aš dar informuoju, kad jis būtent pasižiūrėtų, kas ten, kad galėtų normalų, sakykime, tą schedulą padaryti, kad jis puikiai sumaraizintų man. Tai pasižiūrim, ką jis padarys su šituo. Labai tikiuosi, kad veiks, nes prieš kokią valandą visiškai neveikia, down buvo, tai labai dažnai dar su Anthropicu būna tokios bėdos, bet už kokybę reikia palaukti. Nedai, jeigu turi minutę, kol galvoja Darius, matau kelią ranką, turi klausimą, gal galėjai? Taip. Man įdomu, ar nebuvo pas jūs tokios nesąmonės prieš porą dienų, kad jo paklausė, kiek valandų ir jis įgrybavo ten 5 valandas ar 24 minutės iš šono, ar dar kažkas visiškai ne tai, kad laiko juostas nepataiko, bet nei minučių, nei laiko juostas. Bet dabar tą dieną žiūriu, kad veikia gerai, bet čia savaitgalį, man atrodo, ar kada čia buvo? Aš bent jau, kadangi naudoju per CLI, tai pas mane šitas yra reprezentuotas truputį kitaip. Tai pačiam prompte aš turiu, kad jis kiekvieną kartą prieš kažką darant, jis pasižiūrėtų, koks dabar yra laikas būtent mano laiku. Tai čia galiu parodyti. Tai va čia yra per CLI yra tokia komanda loop ir tada parašai, kad interval ten nežinau kas kiek laiko, tai ten 24 hours ir tada parašai promptą, ten pasižiūrėk. Mindaugas pastebėjimo, kad kažkas prie mikrofono liečiasi ir šiek tiek garsas. Tai galiu pasižiūrėti. Tai jau sekundę. Kažkokie trikdžiai yra. Turėtų turbūt geriau būti. Gerai. Tai nežinau, pasižiūrėkim, kaip man coworkas. Jo, tai vat parašiau promptą, kad kiekvieną rytą sumaraizintų ir persižiūrėtų, kokių turi, spaudžiu schedule, pasižiūrėsim, ką gaunant. Greičiausiai, kad reikės ties šituo padaryti. Kai išschedulini, visi šitokie darbeliai ir panašiai įgriūna va čia ir nežinau, pasižiūrėkim, ką gausim. Tai kažkiek prasironins laiko. Taipogi, galim per tą laiką, kol roninas, gal pradėti jau kitą darbelį. Vienas visai įdomus dalykas, ką, pavyzdžiui, kai researchinau, labai daug žmonių
pastebėjau, naudoja visokius appsus, ten financial trackerius ir panašiai, kur įmeta savo, nežinau, čekiukus ar panašiai ir tada juos apskaičiuoja. Tai aš, pavyzdžiui, kaip tik šitam demo sukūriau netikrų čekiukių, kuriuos turiu. Tai paprašysiu irgi, kad Klodas man kiekvieną dieną pasižiūrėtų šitam Google Drive esantį folderį, kur galiu sukelti tuos papildomai čekiukus ir kad man padarytų financial reportą kažkokį. Tai irgi važiuokim su šituo. Tai pagrindinė esmė yra, ką nežinau, tai šitas vis dar raninasi, tai pagrindinė esmė yra, kad realiai galit labai daug ką pasiekti su va tokiais naudojimais, tarkim, kiekvieną rytą pasižiūrit newsletterį, ar kiekvieną dieną ten kažkaip žiūrit, gaunat iš klientų kažkokių atsiliepimų ar panašiai. Jūs galite labai lengvai su tais konektoriais ar tiesiog į Google Drive sukelti, kas ten, nežinau, su kokiu Zapieru ganėtinai paprasta padaryti. Sukeliat kažkokią tai informaciją, čia parašot, kad man reikia finansų reporto, nežinau, kažkokių details ar panašiai. Ir kiekvieną rytą jum Klodas peržiūri ir sutekina. Nu tai čia aš turėjau gauti ką aš čia skaitau, panašiai, tokį summary, morning newsletter digestas. Tai aš turiu labai daug išsubscribinęs, man čia summarizina pagrindinius dalykus, jeigu kažką pamatau. Aišku, prie šito galėtume padirbti, parašyti, kad man čia taip reikia. Bet esmė yra, kad nebijotumėt klausti, prašyti ir panašiai. Bet, tarkim, dar su šituo... Taip. Taip. Tai esmė yra, kad tiesiog duodat Klodui kiekvieną kartą kažkokią tai informaciją, ar tai newsletteriai, ar atsiliepimai kažkokie, ar tarkim patys čekiukai, kur į Drive tiesiog sukeliat ir jis jums už tai padaro kažkokius tai dalykus. Ir ką jis gali padaryti, yra realiai jau šiuo momentu dalykas, kas apsiriboja vien tik tai sunkokai. Tai jau sekundę sugrįšiu. Nedai, kai turės minutę, Donatas turi klausimą. Taip. Aš tik norėjau paklausti, kiekvieną kartą duodant kažkokią užduotį, atskirą chatą kurti, ar geriau į tą patį, ar kokį projektą daryti. Jeigu testinis, ar ne, kaip projektą, jeigu visada tą patį rašai, projektą geriau daryti, ar ne? Jo, šiaip tai realiai priklauso ties kuom dirbat, šiaip projektai yra labai gerai. Projektuose, tarkim, jeigu kūrėt kažkokias prezentacijas ar panašiai ir ten žiauriai daug turit visokio researcho ar panašiai, tai aišku, žinoma, geriau yra projektas. Jis atsimena, ne, tą informaciją iš projekto, visą, kas buvo surasta? Taip, jis dažniausiai susirašo tuose markdown failuose, tai ten tiesiog tekstinis variantas ir po to jis atsimena. Supratau, gerai, ačiū. Taip, šitą taip įsijunkime atgal. Kažkaip nenori, mano Klodas dirba su šituo Google Drive, bet gal ras. Jis jau rado kažkokį kitokį būdą. Tai gal šitas demo ir neišeis parodyti, bet ta prasme galiu parodyti. Turiu tokį folderį su čekiukais,
jūs realiai galite tiesiog susikelt čekiukus, jis nuskanuotų tos čekiukus, sudėtų, va čia kokie expensai, panašiai, jums galėtų visą financial reportą parašyti, jūs jeigu ten, nežinau, nori dar platesnį ir panašiai, sudėtų į Excelį, kažkaip supratau, kad Google Drive'as neveiks, tai galbūt pabandom kitą dalyką pasiruošęs. Rytoj kažkaip turiu visai neblogas dalykas, ką išbandžiau, aišku, aš tai, kaip ir minėjau, darau per kitaip. Rytoj apsimetu, kad turiu su Tomu Okmanu 1:1, greičiausiai gal kažkada gyvenime, tikiuosi, kad tai bus, bet šiuo momentu nėra. Bet visai neblogas pritaikymas, ką žiūrėjau, ką mačiau, kad jeigu turit kažkokius tai mitus ar panašiai su kažkokiu žmogum, kuris ganėtinai yra toks labiau populiaresnis, LinkedIn turi, tai vienas iš tokių dalykų, ką gali daryti, to jo. Jo. Tai vienas iš tokių dalykų, ką gali daryti, tai kad Klodas kiekvieną rytą pasižiūri, su kuo jūs susitinkat ir jums padaro kažkokį tai reportą, su kuo jūs susitinkat, apie ką tas žmogus, ką jis LinkedIn'e dalinasi. Tai prieš einant į tą susitikimą būtų daug paprasčiau kalbėtis, galbūt kažkokių, tai nežinau, bendrų taškų rast ar panašiai, tokį padaro researchą. Tai esu panaudojęs, vieną kartą susitikau su tokiu venture capitalist investuotoju, tai apie jį radau informacijos ir kažkaip kaip tik buvo toks ten, nežinau, jis LinkedIn apie vieną dalyką rašė, tai pradėjom apie tai kalbėtis. Aišku, čia kiekvieną kartą, kai su coworku kažką darau, tai jis padaro tos schedule taskus ir ganėtinai greičiausiai jie neidealiai veiks, bet galim pabandyti. Gal šį kartą pasižiūrėsim, kaip išeis rasti kažką su Tomu Okmanu. Tai pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Bet kaip ir sakiau, esmė yra, kad jūs duodate Klodui prieigą prie jūsų kažkokių tai duomenų, pagrindė kalendorius arba Gmail'o arba Drive'as, jeigu jis būtų idealu, jeigu jis veiktų, ir tada jis gali automatiškai tai daryti. Kiekvieną kartą, kai jūs, tarkim, kaip aš gavau newsletterį savo čia ir panašiai, tarkim, aš čia nebūčiau skaitęs ar panašiai, tai aš būčiau paprašęs, kad jis pataisytų tą schedule taską, kad jis tiesiog geriau suprastų, galbūt summarizintų, čia reikėtų parašyti promptą, ko jūs galbūt tiksliai norite, ką jis turėtų jums pasakyti, ko jūs norėtumėt, kad gautų, bet kiekvieną kartą, tarkim, čia, aš tiesiog galiu paprašyti, kad jis tai pagerintų ir kiekvieną kartą, nežinau, kai jūs randat kažką, prie ko prikirpt, pagerina, nežinau, bent jau kažkada gaunasi taip, kad nebepirkimba prie nieko. Lygiai taip pat kažkaip praeitą kartą minėjau, taip, turiu, puikiai suveikia, kaip turėjau 1x1 fake meetingą su Tomu Okmanu, tai visa informacija apie Okmaną, galbūt kažkokia general, bet aš po šito, jeigu norėčiau, kad geriau veiktų, tai paprašyčiau, gal galėtum rasti ten asmeninių detalių, galbūt galėtum perskaityti jo LinkedIną prieš man pateikiant informaciją, ar ten, nežinau, gal pasižiūrėti kokį blog postą rašo, nes, pavyzdžiui, mano tas investuotojas, su kuriuo kalbėjau, tai rašė savo blog postą ir per jį vien radau, kad ten jis domisi tam tikrų dalykų, apie ką galėjau po to pasikalbėti. Tai realiai jūsų vaizduotė yra vienintelis stabdis jų. Ir aš paprašiau, kad jis
man pataisytų ar panašiai, tai jis iš karto pasiūlo pristatymą, aš galiu updatint, nežinau, kiekvieną kitą rytą jau gausiu kažkokį geresnį tokį dalyką, arba galiu pasižiūrėti, prarunint dabar, pasižiūrėti, ką gausiu dabar. Tai ką norėjau pasakyti, kad esmė duodat informaciją, kuri gali būti periodiška, jis jums duoda labai gerą atsakymą. Ir kai aš turiu omeny atsakymą, labai lengva būtent su šituo Cowork pasirinkti, pradėkim gal naują taską, pasirinkti, tarkim, kažkokį projektą, tarkim, aš čia turiu labai daug projektų, tai jau parodysiu, aš turiu labai daug projektų savo projektuose, jeigu rasiu. Galit pasirinkti vieną iš tokių, pavyzdžiui, šitą turiu savo appsą, brandingą, visas šitas folderis yra sukurtas vien tik tais Coworko, pitch deckas, čia pitch deckas yra PowerPoint prezentacija, GIFus dariau, taipogi jis apkarpinėjo man web ikonas ir panašiai. Tiesiog paprašiau, kad man padarytų, tikrinu, ką jis padarė ir jis tai padaro. Šiaip dabar, kaip ir sakyčiau, viskas, ką norėjau parodyti, šiaip su Drive dar norėjau truputį parodyti, bet Drive skillas neveikia, tai galbūt galėčiau atsakyti kokius klausimus ir dar paliesti, daug buvo grupėje klausimų ties, nežinau, kodo, tai galėtume gal apie tai pasikalbėti. Ačiū labai, Nedai, tau už pristatymą, labai įdomu, matau, Donatas kelia ranką, bet prieš tai ranką buvo pakėlęs Darius, jeigu neklystu, Darius Česnulis. Dariu, ar norėjot, ar tiesiog nusispaudė kažką paklausyti? Aš norėjau paklausyti sveiki, bet po to nusprendžiau, kad nueisiu į Google. Klausimas buvo toks, kad aš dirbu Nedai su chatu, Klodo, ir aš visai negalvoju apie tą Coworką. Ar galima iš chato perkelti į Coworką projektą, kad jisai tęstų, žinai? Tai čia aš buvau paspaudęs, būtent yra tas funkcionalumas, tai jeigu jūs turit projektą chat'e, tai būtent šitas yra, čia spaudžia tiesiog work in projects, create a new project ir import a project, nežinau, galbūt lietuviškai dar klodas yra, jeigu jūsų kalba tokia, bet čia grinai iš chato galite Coworką permesti projektą, na ir tada atsirakina jums didelė dalis galimybių. Gal taipogi, nežinau, daug kas dirbat su Coworku, turbūt greičiausiai naudosit tuos Excelio skillus ir panašiai, tai čia galite, pavyzdžiui, nueiti į skillsų sekciją ir kaip dabar, galbūt čia dar tiksliai nėra, bet greičiausiai užtektų paprašyti Klodo pačio, ar galėtų jis pridėti skillsą, dirbti su Excel failais, su PowerPoint failais ir panašiai. Tada, kai tai padarot, jis ganėtinai geriau veikia su tais. Tai, nežinau, vienas toks dalykas, apie ką galėtumėt pagalvoti. Tai čia dėl skillsų galima paprašyti, kad jisai pats ir sukurtų savo, ne? Taip, visiškai pilnai realiai sukurtų savo, bet, nežinau, su tokiais Excelio skillsais, PowerPoint, tam tikrų, sakykime, programų panašiai, geriau yra gauti skillsus kažkur internete, tai ten užteks paguglinti, bet Anthropicas, tarkim, turi Cloud kūrėjai, turi būtent Exceliui, ten PowerPoint'ui specialius skillsus, kuriuos tiesiog galite atsisiųsti. Skillsus GitHub'e ieškoti kažkur, ar kažkur? Užtenka, galima per GitHub'ą, bet užtenka tiesiog per Google'ą, o šiaip tai užtektų paprašyti Coworko, kad man reikia Excel skillso ir tikrai jis rastų. O tas klausimas, jeigu konektorius, aš mačiau yra konektoriai, bet nėra mano reikiamas įrankio, aš galiu kažkaip pridėti per IP ar kažkaip tokio? Tai jūs greičiausiai turėsit naudoti MCP, kad tai pasiekti, tai priklauso ar pats jūsų tas įrankis ten turi tą MCP ar kažkas tokio. Long-term token kažką tokį turi, kad naudoti, bet čia turbūt sudėtinga bus jo. Nebent jis pats susikurtų.
Jo, bet tam ir esmė, kad jeigu turite API key, tą MCP jis pats susikurs taip labai pilnai. Ten per tą patį coworką irgi tą patį įmanoma daryti. Tik tas coworkas skirtas, sakau, labiau dirbti su Excel'ais, PowerPoint'ais ir panašiai. Gerai. Nedai, yra dar čiate klausimas. Darius Kiaulakis klausia, ar galima kažkaip LinkedIn ir Facebook Messenger nuskaityti? Asmeninės žinutės kalba, apie asmeninės. Nieko tokio, šiaip nežinau. Aš žinau, kad bent jau pats turėjau tokį projektą, kur skreipint galima, tai aš galiu pasidalinti visai kietą GitHub, kaip galima skreipint. Čia yra next level, tai jeigu su Klodu pasikalbėti, tai visai neblogai būtų. Tai LinkedIn, čia public informacija skreipint, tai visai neblogai. Čia labai undetectable toolsas. Čia paskutiniu metu bildinau projektą ant Vintedo, tai buvau truputį, Vintedas turi antibotų protectioną, tai būtent šitą naudojau, kad apeiti jį. Ačiū, Nedai. Dariau, matau jūs. Aš dar apie skillsus norėjau paklausti, o tai skillsai čia eina visam, kaip sakyti, ar kažkuriam projektam? Ne, tai priklauso, kaip susikursit, bet dažniausiai eina visam ir tada jūs labai dažnai, jeigu neturit kažkokių specifinių pasakymų ar panašiai, tai jūs turit instruktuoti, kad pasinaudok šituo skillsu. Tai aš tikriausiai ten 100 skillsų, jisai vis tiek veiks. Šiaip veiktų, bet, ta prasme, jūs po kiekvieną kartą parašant žinutę, tai turėtumėt pasakyti, kad man reikia, kad tu naudotum būtent šitą skillsą. Ir lygiai tą patį turiu omeny, kad kur pasakoju apie Excel skillsus, tai irgi lygiai taip pat, nes jis kitą atveju susigalvos, kaip pats pasidaryti. Ačiū, Darius Česnulis, prašom. Aš dar Nedai turiu tokį klausimą. Ar tekia pačiam naudoti tą klodą, turbūt tekia su Zapieriu, N8, kad jis tau kurtų automatizacijas pagal tavo užklausas? Paprastai, žinai, man nuskreipink jo, ten, tarkim, LinkedIn, profilius, kvalifikuok juos, atskirti, žinai, nuo 0 iki 100 pagal tam tikras metrikas ir jis užduoda, žinai, tą outcome. Ar tekia taip? Jo, aš taip tiek bandžiau su N8, su Zapieru ne, bet su N8 ir ten ganėtinai plantus tas MCP, tai jis iš dalies sukuria, bet galų gale vis tiek reikia pačiam tai tvarkyti. Ką radau geriau, kad šitą terminalį, kai dirbi su Cloud Code, tai yra tokie Ralph loopai vadinasi, tai užduodi jam taską, kad būtent aš, tarkim, su jūsų, pavyzdžiui, tai aš noriu gauti 10 rezultatų iš LinkedIn su tokia ir tokia informacija, kol negaunu, šitas lūpas neuždarytas. Tai jis niekada nesustoja dirbti iki kol tai padaro. Tai nežinau, būtent šitokiam darbui, nežinau, dar jeigu duotum šitą GitHubą, kurį aš įmečiau čatą, tikrai padarytų tokį darbą. Ir realiai automatizuoti. Jo, klausimas, kame, pavyzdžiui, jeigu mes turim duomenų bazę, pavyzdžiui, rekvizitai, ar ne, mes turim ten, ten 2 milijonus eilučių iš principo, akslinių. Ir man reikia iš 2 milijonų gauti tam tikras metrikas, kurios tinka ten 0,1%. Tai klausimas, kaip jis tą padaro, kiek man tai kainuos, nežinai, jis turės vis tiek kažkaip turbūt tos 2 milijonus praeiti, prasorsinti, kaip tas pats procesas, esi bandęs tą gyventi ar ne? Tai tas būtent scraplingas, tai jis jokių API-sų nenaudoja, ta prasme nebent nori, bet šiaip nenaudoja jokių API-sų, tai tas scrapinimas realiai yra for free. Tau tik tais laiko mokestį mokėtum už tai, kiek laiko jūs praleidžia scrapinant. Bet jeigu atsirenki 0,1%, tai iš 2 milijonų, tai čia labai nedaug gaunasi, tai per naktį tau tikrai padarytų ir praskreipintų tuos kontaktus, manau. Ok, ačiū. Gedai. Labas, Nedai. Aš noriu pagalvoti, gal ir kitų, o jūs, pavyzdžiui, nebijot visą laiką naudoti tiesiog iš interneto ištrauktų MD failo ar skills ar dar kažko? Nepatikrinat jų ten kada nors, nes man tai kažkaip baugu atrodo.
Ne, tai GitHub'e tai aišku patikrini, bet jeigu oficialus GitHub'as, tai nematau problemos, bet šiaip apart to, tai aš, pavyzdžiui, turiu tokį CLI įrankį, kuris pratikrina, ar ten nėra prompt injectionas ar kažkas tokio, bet apart to, tai nelabai. O tokių skillsų, aš ganėtinai, aš mačiau, kad čia labai daug kas dalinasi, kad ten, nežinau, labai advanced sistemos, labai daug skillsų prisidėję. Aš tiesiog parašau, ko man reikia, man dažniausiai taip gaunas. Neturiu aš per daugiausiai skillsų, komandų ar ten panašiai skillsus, turiu tik tais tuos specifinius, tarkim, aš su iOS ten 26 dirbu, ten tų glass efektų man reikia, einu pasiieškau GitHub'ą, kur galėčiau tai naudoti. Tokius skillsus, labai tokius specifinius, naujausiam dalykam, bet dažniausiai klodas, tai tiesiog pats šitą suhandlinu. Supratau, ačiū. Jo, bet šiaip tai nerekomenduočiau ten, jeigu nainat į GitHub'ą, randat skillsą su 0 žvaigždučių, nerekomenduočiau uploadint, ypač jeigu turi, labai žinau, daug kas mėgsta su klodą roninti su tais dangerously skip permissions, tai sėkmės. Supratau, ačiū. Martin. Aš dėl to paties norėjau pasakyti, kad, prasme, tikrai atsargiai su tais skillsais, nes jeigu neskaitote, dabar jau turbūt yra neįmanoma skaityti, nebent yra oficialūs kažkokie releasai ir tokių kompanijų oficialūs GitHub'ai, tarkim, dar pasitikiu ir neskaitau tikrai visko. Plus yra, kai kažkas klausia, ar galima kurti skillsus, tai pats Anthropikas praeitą savaitę. O kodėl nepadarius kažko taip tiesiai, šviesiai, kad jisai ir siūstų į Lovable, jeigu ten nedidelės reikšmės yra ir tiesiog anti-gravity, aš tik tai ne cloudą naudoju, o kodeksą OpenAI'os, bet iš principo. Čia skonio reikalas, kaip aš vadinu. Ir sukūrė jisai ten per kokią valandėlę tą bridžą, tai tiesiog aš galiu dabar į savo ten, tokį kaip Slacką įrašyti, tai nebūtinai, kad aš rašau, gali mano botas tiesiogiai per API'są pasiųsti žinutę. Ir jisai jau turi atidarytą browserį ir įdeda į Lovable kažką padaro, duoda atgal žinutę atgal. Tai jisai iš esmės nuskaito tiesiog langą. Tai lygiai tas pats principas yra su Messengeriu ar bet kuo kitu, ką jūs galite savo kompą pasileisti ir tiesiog nusiskaityti. Tai, kaip ir įmanoma. Darius klausė apie Messengerį, jau kelintą kartą pastebėjau. Aš dar to nepadariau, bet visą istoriją nori nusiskaityti savo iš Messengerio. Kaip reikės pabandyti pasidaryti, nes jau kaip ir pagrindas yra. Taip, tikrai aktuali tema, kas liečia Messenger'ą, mes irgi turėjom šitas diskusijas, kaip tai padaryti, tai bus proga išbandyti. Linai, mačiau, kėlėte ranką, ar klausimas dar aktualus, ar jau nebe? Ar turim dar klausimų? Neturim. Aš tokį, nežinau, paprastą gal dalyką, bet pastebėjau, daugelis naudoja per terminalą cloudą. Bet daug lengviau yra naudoti per extenderį, pavyzdžiui, kaip loginą. Tai klausimas, kodėl naudoja terminalą? Ar dėl to, kad kažkokias funkcijas jisai geriau, kiek suprantu, jisai daugiau prieigos gauna per terminalą. Tik dėl to, ar kažkas turi daugiau funkcijų, kaip jeigu naudoja per terminalą, ne kaip loginą? Bent jau aš asmeniškai, ką pastebėjau, tai kur extensionus žmonės mėgsta, tai labai mėgsta pasižiūrėti, kokį kodą parašė ar kažkas tokio. Aš dažniausiai tai automatizuoju visiškai testais ir panašiai, nuo UI'us tai to nepadarysi, akivaizdu. Bet jeigu iš tos pusės, tai dažniausiai tiesiog su testais tikrinu tą kodą ir panašiai, edge case'ais ir panašiai tokį extensive labiau negu pats žiūrėčiau, kad ir sugebu, bet kažkaip pats neprisirišiu prie to. Bet tokį, kaip aš bent jau supratau ir aš bent jau kiek naudojaus, tai man tai tiesiog extensionai neprilipo, tiesiog patinka terminalai. Aš dar galiu pasišėrinti šiaip... Aš dabar labai čia pats pasibildinau, galėsiu irgi GitHub'u pasišėrinti
šitokį pasibildino, žodžiu, čia yra realiai terminalai Cloud Code'ai ir jeigu parašai kažką, pasikeitė laikas labai gerai. O čia palauk, čia tavo, ar čia aš nesu šitą matęs, kai išsiunti padirbėti? Čia šitas realiai yra inspirationas. Tai realiai aš pagrindė tai šitą naudoju. Nežinau, faino žmogeliukų turiu, čia dar kažkur projektuose vyksta žmogeliukai ateina, jeigu kažką parašai, pradeda dirbti, pradeda kalbėtis, dar taipogi čia auto-approve'as, tai aš anksčiau naudodavau tiesiog kokius 5 terminalo Windows'us, dabar tiesiog naudoju šitos žmogeliukus, tai kažkaip smagiau, čia tokį galėsiu pasišėrinti GitHub'ą, jeigu kažkam įdomu, taip smagiau dirbti, šiaip kažkokios magijos nedaro, bet tiesiog apart to, tai iš tos pusės, bet šiaip jeigu labiau grįžtant į tą, kodėl ten terminalas ar panašiai, tai tiesiog tiek daug to usage'o ir esmė, kad Cloud'as ir Cloud Code'as yra pats pagrindinis dalykas, nuo ko prasidėjo. Aplamai tas boomas Antropiko, tai ten ir tokie features tai visiškai naujai išeina, pavyzdžiui, nežinau, ar kažkas matė, tai Cloud'as dabar gali svajot, turi atminti, bet gali ir sapnuoti, ir svajot, tai jis per tą sapnavimą ar svajojimą, tai jis tiesiog persidėlioja tuos atsiminimus apie tave, kažkaip suvirškina, kad geriau pateiktų tau informaciją. Taip, dariau dar klausimą. Aš ko pasigendu, nežinau, ar aš tiesiog nemoku, ar nerandu, bet ta iš esmės tiek ChatGPT, tiek Claude ar Gemini paieška tavo istorijos, ką tu bendrauji ir dar kažką, tai tokia apgailėtina iš tikrųjų yra, nes kai kažką reikia susirast, kažką daryti, net nebežinai iš tikrųjų su kurio įrankiu daryti, tai misija neįmanoma. Nėra, kad kažkoks tai AI pats matytų tavo istoriją ir galėtų tau greičiau padėti surasti kuratorius kažkoks tai būtų, kaip pavyzdžiui, tarkim, nežinau, mano supratimu tai būtų labai elementariai, aš būčiau, jeigu Claude įkūrėjas, tai padaryčiau, kad vieną kažkokį tai gudrų chatbotą, kuris žinotų visą tą istoriją, susirašinėjimą, kur kokią temą, kur kas kažką, ar supratot, ką aš norėjau pasakyti. Tai dažniausiai aš turiu tokį memory įsidėgęs irgi. Aš numesiu būdų, ten nėra kažkokia magija. Aš labiau neieškau kažkokių specifinių projektų ir čia grinai yra, man atrodo, yra Gemini, bet nežinau, netestavau su Gemini, nes čia nuforkinau vieną GitHub'ą, bet čia automatiškai tau sudaro atminti, kas buvo įveikta, kas buvo būtent šitam folderį prie šito projekto įveikta ir panašiai, automatiškai to pat metu, kai tu, pavyzdžiui, parašai, kad nežinau, dirbom prie X kažkokio tai bugą, tai tą X bugą prisimena, automatiškai promptą įmeta, tai aš bent jau šituo naudojus, tai nežinau, kai pradėjau naudotis, tai ganėtinai neblogą boostą pamačiau tokių aplamai prisiminimų, bet apart to, tai tikrai, nežinau, per kokį Perplexity, jeigu kažko nes šitas ganėtinai paprastas, tai tikrai galima rasti tokį ragą, kur turi informaciją ir realiai gali ieškoti, bet kažkiek papildomai kainuos, jeigu nenaudojam tų pagrindinių modelių. Linai, matau, klausimą turit. Ne visai klausimą, čia papildymą. Claude'as sekančioj versijoje ruošiasi išleisti vadinamą funkciją subconscious, reiškia pasąmonė, kur visą tai, ką įvardinot, jis žada padaryti, ta prasme, atsiminti, pernaudoti, žodžiu, nebe kūrybingai žiūrėti kiekvieną kartą, jeigu 10 kartų darė tą patį, bet iki šiol turbūt reikia laikytis to principo, ką prieš tai įvardino. Tai čia gal pamatysim per porą savaičių mėnesį. Ačiū už pastebėjimą. Gedai, mačiau ranką.
Tai kėliau čia gal prie tos pačios temos, tiesiog irgi su tą pačią matyt bėdą susiduriu dažnai, nes kai naudoji ir Claude, ir Gemini, ir ChatGPT, ir visuose yra šimtai projektų ir šimtai žinučių, pokalbių, tai tiesiog net užmiršti, ką darėjai, o searchas nepadeda, nes kaip paserčinis vis tiek išmeta 100 tokių pat temų, tai nežinau, ar kas nors yra atradęs tūlą, kaip tai susisteminti, kas yra svarbiausia tuose LLM modeliuose ar dar kažkas tokio, nes aš pasimetu bent. Dirbu ties to. Martynas dirba ties viskuo. Ne, čia yra konteksto suvokimas, nes būtent Dape appą, kurį kažkada pristačiau čionai, jo ir yra mintis, kad aš pats neatsimenu, kur aš ką parašiau, bet matau, ne man vienam ta pati problema yra. Ir kartais aš nedarau tą patį chatą per 5 LLM-us, tiesiog, kad pasižiūrėti, kuo skirtingiau, žinai, kad gauti atsakymus. Ir po to kažkuriame nueina jau ten tas visas pagrindinis chatas. Praeina 2 savaitės, tų chatų dar 100 išaugo ir aš jau ne visai atsimenu. Tai vienas sprendimas yra, užvedu chatą ir sakau, aš žinau, pas tave yra, kur nežinau, bandyk atgaminti. Tai kelis kart pavyko, visai neblogai atgaminti, po to ir suradau ir lyginau. Bet mano mintis ir yra tokia, kad background'e yra agentukai, kurie trekina viską, ką jūs turite, tai yra visas aplikacijas, kuriuose gali nugulti jūsų informaciją. Ir kartą per dieną bent jau tokį indeksavimą padaro. Ir kai padaro indeksą, čia tokį kaip Google, patys savo susikūrėt. Ir po to, kai jums kažko prireikia, jūsų vidinis tas kontekstas, jisai žino, kurioje vietoje, ko ieškot ir galėtų surasti. Tai, sakau, čia dar ruošiu, jau visą projekto aprašymą turiu, tai kai jau reikės testuoti, tai galėsiu pakviesti. Kol kas dar nėra, ne to užsiėmęs. Context Hub'as čia toks bus. Dimitrijau. Taip, aš norėjau pasakyti, kad yra visi tie sprendimai jau, jo tik tai, kad aš dabar neatsiminsiu, ar tai MEM0, ar tai MEMOS turi per MCP galimybę prijungti visus. Ta prasme, jeigu įrankis turi MCP, tai reiškia, tu gali per MCP prijungti taip vadinamą tą layer sluoksnį atminties, ir tarp visų tų įrankių turėsi tą bendrą savo atmintį. Aš kol kas palikau pas save, reikia įrankius sutvarkyti, po to jau bendrą atmintį jam duot. Tai, bet aš radau ir, tiesiog neatsimenu dabar, kuris iš tų 2 atminties modulių, taip turi tą sprendimą. Čia užklausti reikia jo ir surasti. Nes mano buvo mintis, fantazija tokia, kad aš savo Cloud kodą, ne Cloud kodą, OpenClaw ir visus kitus modelius apjungsiu, kad ir mano tas asmeninis agentukas visada žinotų, ką aš kalbėjau su kitais modeliais. Tai suradau, sakau, šitas yra sprendimas jau paraštas. Ir Dimitrijau, dar nori tęsti. Ne, aš kaip tik šiandien mačiau, kad Cloud kodui padarė tokį kaip Mirror Brain, kad atsarginė kopija smegenų. Ir kažkada aš čia kalbėjau apie tai lėtą tas įrankėlis, kur yra 5 sluoksnių atmintis agentams. Tai ant lietą pagrindo padarė tą Mirror Brain Cloud kodui, kuris irgi pats seka viską ir po to dar aprašyta buvo taip, kad šnipžda dar Cloud kodui, ką jisai ten galėjo pamiršti ar dar kažką. Tai yra visokių sprendimų. Ačiū, Dimitrijau, kad pasidalinai. Gedai, tu gal paskutinis, tada užbaigsiu klausimais, atsiprašom, gal, kad mes labai neįsitęstumėm. Pokalbį tikiuosi bus galima pratęsti, Nedai, tu esi toj grupiai, ne kur po susitikimų tenais. Tai jeigu klausimų kažkokių Nedui ar dar minčių idėjų, galbūt ir pačią diskusiją pagvildenti toliau tikrai galima, o geriausiai tai ketvirtadienį susirenkam ir tada galėsim pratęsti dar toliau. Tai prašom, Gedai.
Tai aš gal nebeklausiu nieko, čia tiesiog, kad nebesitestų, nėra taip jau svarbu. Tiesiog gal labai trumpai, nežinau, jeigu prie to pačio su tą atmintim, ar susidurėt, gal aš čia tik susiduriu, pavyzdžiui, mano ChatGPT, jisai man lėtai veikia, čia tikriausiai naršyklos problemos, jau jisai gal konteksto lango nebenuskaito normaliai. Nes atsijungi... Konteksto langas, atsidaryk naują čatą. Yra net naujas mygtukas, kad pratesk čatą iš šito čato. Tai nežinau, jisai kaip ir atidaro naują konteksto langą, bet kažkiek jisai kaip ir kreipiasi į prieš tai buvusi, kad prisiminti. Šiek tiek greičiau veikia, bet šią naktį labai daug. Bet ten labai daug aš konteksto variau, tai... Bet man visas bendrai tiesiog jau pradėjo veikti lėtai kažkaip. Per webą geriau veikia iš tikrųjų negu per šitas persiūstas instaliuotas. Aš apsų net nenaudoju, iš tikrųjų, man apsų labai svarbu. Nedai, dar kartelį tau, ačiū Gedai. Nedai, dar kartelį tau ačiū už prezentaciją, super, man asmeniškai patiko, tikiuosi ir visiems buvo naudinga, pratęskim diskusijas toliau čatuose. Penktadienį susimatom automatizacijos klube, o kitą savaitę Indrė, labai džiaugiamės, kad rado laiko, tai tema apie ChatGPT ir jo tvesti išnaudojimą. Tai gražaus vakaro ir iki greito visiems. Iki. Ačiū, Davidai, iki visiems. Ačiū, kad klausat. Ačiū, iki.